visą laiką stengiamės tobulėti, plėstis. Ir štai švietimo forumas išaugo į olimpinį forumą čia, Valdo Adamkaus vardo manieže. Aš tai labai džiaugiuosi šiuo renginiu, šitas renginys buvo tikrai ypatingas, man pavyko pabendrauti su šio renginio dalyviais, tai nustebau, kad atvyko žmonių iš įvairiausių Lietuvos kampelių, iš tolimiausių Mažeikių, Plungės, Šiaulių, Alytaus ir iš visos Lietuvos, tai labai džiaugiamės šiuo renginiu ir man pačiam buvo labai malonu sudalyvauti diskusijoje būtent apie antrąją karjerą. Mano manimu, kad sportas, profesionalus sportas, sportininką labai stipriai užgrūdina, suformuoja charakterį, užsispyrimą, tikslo siekimą, discipliną ir ką sportininkas veiktų po savo karjeros pabaigos, kokie veiklai jis užsiiminėtų, jis visą laiką bus pranašesnis už tą, kuris niekada nėra sportavęs. Aš tiesų nežinojau iki grįžimo į Lietuvą po pasaulio čempionato, kokio masto mūsų pasirodymas buvo Lietuvai ir kaip į mus reagavo, kol neišeidavom į gatves ar iš kitų žmonių, pradėjom suprasti, kad tai yra kažkas biški daugiau negu šiaip. Ir tiesiog dabar tas gal dėmesys net stebina, bet kartu ir labai smagu, tai man tiesiog norisi duoklę duoti atgal vis tik tiek palaikymo, tai jautiesi tokią atsakomybę, kad jūs dalis viso to. Labai džiaugiuosi, galėdama dalyvauti tokiam renginyje ir atstovaudama sportininkų pusę, nes manau, kad reikia daugiau ir daugiau apie tai kalbėti ir šviesti verslus, valstybę, tos pačius sportininkus apie savo potencialą, apie savo galimybės bendradarbiavimo, kad esam daug daugiau negu tik mūsų rezultatai. Reikia sistemingo požiūrio, valstybės, verslo ir sporto organizacijų ir viskas yra įmanoma ir kiek įmanoma daugiau tos energijos bus, bendro suinteresuotumo į vaikų fizinį aktyvumą, į bendrą sporto politikos formavimą Lietuvoje, į bendrą infrastruktūros pritaikomumą visoms sporto šakom, nuo to bus viskas geriau. Tai tokie forumai, tokios diskusijos yra tikrai reikalingos, kada mes galime išnešti visą savo sporto bendruomenės balsą. Mes turim didesnį dėmesį skirti nevyriausybiniam organizacijom, kad jos labiau dirbtų su sportu. Turim peržiūrėti fizinio aktyvumo finansavimo sistemą. Tai yra nesitelkti į trumpalaikius projektus, o verčiau daryti ilgalaikius strateginius finansavimo projektus. Tiesiog kartais surezonuoja, kartais kažką klausantis atrodo lyg ir gal tavęs tiesiogiai neliečia, bet kartais surezonuoja ir kartais tu nuspręsti kažką, priimi kažkokį sprendimą arba tiesiog kažkoks būna klik ir galima kažką pakeisti. Man sportas visą laiką buvo hobis ir labai norėjau susirasti savo gyvenime antrąją karjerą, kuri irgi būtų hobis, tai labai džiaugiuosi, kad taip ir yra. Mes turim turėti savyje tą norą ir skatinti savo draugus, savo kolektyvą ir taip su ta gera idėja eiti per Lietuvą. Lietuva yra nedidelė ir mes galim padaryti pavyzdžių Europoje, pavyzdžių pasaulyje. Mes neturim gailėtis dėl to, ko mes neturim, bet mes turim rasti savyje tokių dalykų, dėl ko mes galim džiaugtis ir dėl ko mes galim didžiuoti savimi. Kad viskas šiam gyvenime yra įmanoma, kai mes turim noro ir judam pirmyn.